Klausimas. Kaip čia dabar su mūsų tikėjimu, religija? Ar visgi reikia tos religijos? Ar būti katalikų, krikščionių, ten budistų, ar būti laisvu žmogum? Ką reiškia būti katalikų, krikščionių? Tai mūsų protėviai buvo laisvi, tikėjo į dangų, žemę, požemį, į medžius, o labai svarbu medžius, ir tuo džiaugiasi. Vėliau taip, atėjo panteonas, kažkaip ten tas panteonas kažkiek turėjo būti, kad įrodytų mūsų žmonės, kad yra svarbu, ar kunigaikščiai turėjo parodyti valdžią. Bet iš esmės tai buvo pradžia, tai vis tiek buvo saulė, dangus, mėnulis, žemė, vanduo, akmenys, kurie buvo labai svarbus. Dabar, ar mes norime būti vėl tokie, kaip buvom, tai neįmanoma. O ar galime atkurti, kaip buvo, irgi neįmanoma. Ar įmanoma būtų viską padaryti, kaip buvo anksčiau, tai irgi neįmanoma, nes neįsim gyventi jau į pusiau požeminę tokį namą, neįsim, niekas jau negyvena su židiniu, kaip sakant, vienas jau momentas būtų, kad tikrai toks dalykas, kur dūmai ir nebe krosnis, o židinys, tai irgi taip nėra. Tai, kaip sakant, galime tik tai pasakyti, kad būti laisvais yra gerai. Tai dabar kas yra katalikas ar kitos religijos išpažinėjas, tai yra žmogus, kuris pripažįsta tą religiją, eina į bažnyčią, eina į, sakysim, sinagogą ar kažkur kitur, ar ten į tuos visus rūmus ir ten atlieka tam tikras apeigas ir gauna dokumentą, popierių kažkokį, kur ten būna parašyta, koks jisai yra. Ar tenai krikščionis, ar ten Romos, ar graikų katalikas, ar Konstantinopolio. Ir dažnai žmonės net nepastebi, kad būtent ten yra parašyta, kas jis toks. Tai įdomu, dažnai ir galvojama, kad mano seneliai taip darė ir dabar mano seneliai ir tėveliai liepia vaiką krikštyti ir aš tą darau. Ir mūsų seneliai tą santuoką turėjo bažnyčioje ir aš dabar einu į bažnyčią ir taip tęsiasi. O iš tikrųjų tai yra 600 metų, kada mūsų senelius vertė, liepė, varu varė, pinigais reikėjo mokėti didžiausius mokesčius, mokėjo vašku, mokėjo baisiais mušimais, mokėjo pritraukti tos žmonės. Neužmirškim, kad visos pamaldos kažkada tai 15-16 amžiuje prasidėjo lotynų kalba, tada apie 100 metų niekas neėjo ir tada jau pradėjo versti, tada pradėjo liepti sekmadieniais ateiti, tada kas nėjo sekmadieniais, tada pradėjo dukatus, žodžiu, pinigais reikalauti, tada nedavė pinigų, tai tada liepė dirbti pas poną, lažas buvo tuo metu ir panašiai. Ir kurie dar neėjo, tai tada juos guldydavo ir tempdavo. Tada, kas nenorėjo, tai tada guldydavo į tokius gultus ir tada juos mušdavo. Tai buvo nuspręsta, sakysim, jeigu tu nebuvai vieną kartą, tai 30 tų rykščių. Jeigu nebuvai 2 kartus sekmadieniais, tada jau bus 60 rykščių ir atitinkamai taip turėdavai. Na ir būdavo įdomu, kad netgi rašo, kad jie buvo labai stiprus, kad jie sugebėdavo tas rykštes išgyvendavo. Bet buvo tie, kurie ir neišlaikydavo to skausmo, tiek kraujo buvo ir mirdavo. Tai visgi kokiu būdu buvo įvarytas tas tikėjimas, tai prisiminkim, kad tai buvo apie 200 virš metų, kol tas tikėjimas atėjo, tas netikėjimas, o religija, į žmonių širdis ir, kaip sakant, jų kraują ir jų galvas, jie buvo įvaryti į tą visą religiją ir tokiu būdu tapo dar labiau didesni išpažinėjai, negu buvo prieš tai. Tai reiškia, tie, kurie buvo labai įtikėję į tą mūsų seną įtikėjimą,
kad perkūnas ateis ir dabar, žiūrėkim, nieko nesiskiria, jeigu dabar palyjo vakar ir buvo perkūnas, tai tada visi išbildėjo į laukus ir pradėjo sėti, tręšti, kultivuoti, arti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai visgi lygiai tas pats, tik tiek, kad nieks nevadina, kad laukiam, kol pirmas perkūnas bus, kad galėtumėm išvažiuoti į laukus. Tai lygiai taip pat senoviai perkūnas buvo svarbus, nes jisai būtent apvaisina žemę, jisai duoda tą vandenį pirmą, kuris padeda, kuris pasako arba išreiškia, kad jau dabar bus jau žemė jau paruošta tam, kad galėtų jinai būti joje sėjama ir kad jinai galėtų būti apvaisinta. Tai lygiai taip pat senoviai žmonės tikėjo tas dangum, tikėjo to perkūnu, kad jisai pagriaudės ir buvo, neužmirškim, mediniai namai ir jie greitai degė, jeigu neturėjo tam tikrų geležėlių ant viršaus stogo. Tai lygiai taip pat ir dabar dega namai, jeigu tai nėra ten uždėta žaibolaidžio, tai visgi buvo svarbu tas perkūnas, kad jisai netrenktų ir jam buvo skambinama ir mušama šaukštais ir bliūdais ir prašoma, kad nemušk, duosiu lašinių, sako žemaitis, tik nemušk mano namelių. Paskui tos lašinius suvalgo. Tai lygiai taip pat dabar mes žiūrime, kad nemuštų, kad ugnis nesunakotų mūsų namų. Ugnis buvo svarbu, nes ugnis davė maistą, ugnis buvo svarbu, nes jinai šildė, ugnis buvo svarbu, nes prie ugnies vyko visi gyvenimo įvykiai ir visi, vadinkim dabar, psichologiniai dalykai, kas dabar vyksta. Einama pas psichologą, sumokama 100 eurų, pakalbama apie savo gyvenimą, tai senovėje sėdėdavo visi prie laužo ir pasipasakodavo viens kitam kokias nors savo bėdas ar nuotaikas ar gerumus. Lygiai taip pat šitokia vieta buvo pirtis. Moteris pasakodavo savo, vyrai savo, irgi labai svarbu. Ir bet kokiu atveju tas įpiršimas, tas toks griežtas ir skaudus atėjimas religijos davė aišku vaisių, nes mūsų prasidėjo tie visokios paskenduolės ir, žodžiu, visiškai kita gyvenimo santvarka, sandora, santykis ir taip toliau, ir taip toliau. Viskas buvo pasikeitę, nes mūsų laisviau gyveno, laisviau susieidavo, laisviau vesdavo, turėjo 3 žmonas dar iki 13-14 amžiaus ir nieko nepaslaptis, kad ir mūsų kunigaikščiai turėjo daug žmonų. Dabar sakoma, gal kitaip kažkaip, bet visgi lygiai taip pat ir mūsų visuomenė turėjo kitokį laisvesnį gyvenimo būdą ir buvo ir lengva išsiskirti. Taip pat buvo atitinkamai gyvenimas ir vaikai, ir kaip sakant, ir tas buvimas kartu. Kažkiek gal kitai buvo ir, pažiūrėkime, ateina krikščionybė, įveda griežtas normas, griežtus buvimus, griežtas surašymus, griežtus vaiko krikštymo ir taip panašiai. Ir tokiu būdu įvaroma tas religijos antspaudas, kuris dabar ryškiai dar matosi ir ryškiai pas žmonės išlikęs. Ir tai aš galiu sakyti labai labai tvirtai, kad tie, kurie labai tiki, tai jų proseneliai prieš 600 metų buvo labai labai tikintis į žemę, požemį, protėvius, dangų, medžius ir dvasias, ir sielas, ir vėles. Ir dabar atitinkamai jiem įskiepita per visą jų gentį, įskiepita šita religija. Bet dabar įdomu, turbūt kitas klausimas, kas yra laisvas žmogus. Tai nėra tai, kad tu turi būti tuo tikinčiu, o yra tai, kad tu gali būti laisvas. Tu gali turėti savo būdą gyventi laisvai, mylėti gamtą
puoselėti ją, įsiklausyti ją, gerbti savo protėvius, savo šeimą ir vaikus. Ir visą tai išpažinti draugiškai gamtai. Tai, kad tu irgi esi gamtos dalis. Tai yra labai svarbu negalvoti, kad čia kažkas tokio kaip tikėjimas. Tai yra kaip tikėjimas savimi. Tikėjimas gamta, tikėjimas savo šeima, protėviais. Tai va čia yra laisvas žmogus. Tai jisai pirmiausia žino, kad laisvėje būsi laisvas. Ir neįsirašo į jokius keistas sektas, keistas religijas. Jis tiesiog būna laisvas. Tai jeigu jūs gaunat lapelį, kad įsirašėt, kad turėjot sakramentą, tai gaunat lapelį kažkokį, tai jau jūs įsirašėt ir gavot kažkokį uždėjimą iš bažnyčios. Kai jūs atliekate, pavyzdžiui, kad ir gamtoje tokias, labai panašu kaip graikai tai atlikdavo, romėnai atėjo tą patį beveik atliko, pervadino jų visus dievus ir beveik tą patį atliko ir vis tiek aukojo dievams ir panašiai. Bet galima tai, kai norima kažką savo pasakyti, tai va ir yra įdomu, kad ta ugnis, kuri yra uždegama, jinai gali būti savo, džiaugsmui, meiliai, pasibuvimui, paukščiam, medžiam. Tai toks yra gražus dalykas būti laisvu. Su jumis skaitė Skalsa.